Gerą dieną, gerbėmieji Contribui ir YouTube žiūrėtojai. Ačiū labai, kad esat, ačiū labai, kad remiat. Dar kartą tik priminsiu, kad remiat ne Contribui, remiat Lietuvos ir Ukrainos gynybinius resursus ir visus kitus reikalus, kurie dėja šiais laikais yra patys aktualiausi, o šiandien svečiuose Arūnas, kaip mes prieš laidą susitarėm, kad pristatyti Algirdo bataliono atsargos karys. Arūnas jau ne vien ilgą laiko tarpą betarpiškai važinėja į Ukrainą ir mato tas situacijas, iki kurių daugelis savanorių arba gerų žmonių vežančių paramą net nepriartėja. Tai šiandien, Arūnai, be dėkingumo, kad radai laiko prisijungti ir papasakoti apie visą tai, norėčiau pradėti nuo to, kad kaip pats pasirinkai, nežinau, kario profesiją. Juk begalės reikalų, kuriuos galima veikti gyvenime be karybos. Čia dar giliau pagrebiai. Šiaip tai nuo mažens aš jau buvau karys, svajojau apie tai ir... Nuo mažens, kada tampama nuo mažens kariu? Vat nežinau, kiek aš atsimenu, visada pas mane kareivėliai ir visa kita su karyba. Tai va, o kai atėjo nepriklausomybė, tada pirmutiniai šaukimai buvo į Lietuvos kariuomenę. Taip išėjo, kad va, su pirmais patekau, atitarnavau ir tada, aišku, pasilikau jau Lietuvos kariuomenį. Tai iš tikrųjų labai patenkintas, nes praleidau 23 metus Algirdo batalione. Paprasčiausiai ne kitose nebuvau rotuotas, o 23 metai Algirdo batalione, todėl... Lietuvos kariuomenės ieties smaigali. Jo, ir tas batalionas tai yra jau viskas man. Tai va, ir prieš 7 metus išėjau į atsargą ir kai prasidėjo karas, iškart atsakau į klausimą, kodėl, aš nežinau. Paprasčiausiai prasidėjo karas ir man viduj atrodo, kad užpuolė mane ir aš pradėjau... Kalbėjai apie 14 metus? Ar... Ne. Dabar. 3 metus. Nes 2014 aš dar buvau profesionalus karys, tai ten situacija buvo tokia. Toliau, prasidėjus karui, tai kadangi buvau pensijoje, ryšių daug labai nebuvo, tai paprasčiausiai per socmedijas žiūrėjau, kas ką veikia ir vasarą prisijungiau prie instruktorių Lvive, kur buvo karių grupė, buvusių karių grupė iš Lietuvos. Tai va, prisijungiau prie jų. Vykdė mobilizuotų karių apmokymą pirmus mėnesius. Po to daugumai organizacijų padėjau irgi su kroviniais vežioti. Aš dar šiek tiek, jeigu galima, sugrįšiu į mobilizuotų karių rengimą. Šalyje, kur vyksta karas, atvažiuoja instruktoriai iš šalies, kurioje nevyko karo, nebuvo tokio diskomforto, kad ką aš galiu išmokyti žmonės, kurie, nors tie žmonės, kurie pakliūdavo pas jūs, jie nebuvo dar kariavę turbūt. Taip. Tai situacija buvo tokia, kad visi profesionalai buvo fronte. Mokymo centre pasilikė tik tai karininkai ir seržantai, seržantų ten iš vis nedaug buvo, kurie karius mokė iš YouTube'ės paprasčiausiai. Jeigu kažkokia ginkluotė, jie atsiverčia YouTube'ę, skaito ir moko. Kodėl? Tada leiskit, nes seržantai, kaip bebūtų, jiegi patys buvo kažkaip mokomi greičiausiai. Seržantai buvę sovietiniai kariuomeniai. Ar Ukrainos mokymo doktrina skiriasi nuo sovietinės ir koks santykis su... Jūs jau mokėt NATO turbūt standartų, ne? Jo. Tai, aš atsakysiu į tą klausimą. Kaip komfortiška? Kai tu sakėjai, ar mum nebuvo diskomforto, kadangi jie ten... Tada
kurie būtų kariavę, karių nebuvo. Buvo surinkti visi ten, traktoristai ir pijokai ir šiaip atėjo žmonės užsidirbti. Dar ta karo pradžia buvo tokia, kad jie nežinojo, kas tas yra karas. Ir supranti, tenai jie pradėjo suprasti tik tai tada, kai iš fronto pradėjo eiti žinutės, kad žūsta tenai ne 10, o 100. Ir to diskomforto nebuvo, kaip, tie mobilizuoti visi buvo Sovietų sąjungos kariai. Ir jiem viskas nauja, ir jiem atrodo, mes labai sudėtingai viską jiem ten aiškinom. Ir buvo tokių, kurie buvo ATO jau nuo 2014 metų. Mokymo centre kaip instruktoriai, taip? Ne. Jau atėjo kaip mobilizuoti, taip. Ir ten jos labai greit nusodindavo tie paprasti mobilizuoti, nes jeigu tik tai jie kažką ten pradėdavo šnekėti, ką jūs ten ATO apkasuose sėdėjot, iškėlė automatus, pašaudydavot, ką jūs čia mums pasakojat. Tai va tokio, diskomforto nebuvo, nes žmonės gal po savaitės, po 2 jie buvo realiai įsigandę. Ir man tikriausiai buvo sunkiausia ta pirma, kaip aš skaitau, misija, nes tu matai, tu mokai karius, jų akyse baimė ir paprasčiausiai tu matai, kuris žus, kuris išgyvens. O kas yra tas kriterijus ir iš ko? Supranti, žmogus atėjęs, kuris nesistengia nieko daryti, jisai lėtas, tu jam sakai, tu turi daryti greitą šuorą, slėptis. Jisai, kai kurie to nenori daryti, kai kurie net nesugeba, nes jie ir stambaus sudėjimo, ir silpnai vaikšto. Ten buvo toks kontingentas surinktas, kad, iš tikrųjų gaila buvo. Ir, nežinau, man po 20 metų virš, aš matau, kas gali sugebėti, kas ne. Tai kas liečia, tikrai to diskomforto nebuvo ir dabar, kai porą kartų siūlė eiti instruktoriauti, aš paprasčiausiai atsisakau, nes dabar jau yra tų žmonių, kurie kariavę, žino tą karą, koks jisai yra ir, jau aš... O jie kariauja dabar jau, sakykime, 3 metai ir dabar vyksta vėlgi mobilizuotojų kursai. Kaip jie yra mokomi? Pagal tą senąją YouTubinę doktriną ar jau kažkokią kitokią? Dar aš prieš kiekvieną pokalbį noriu pasakyti, kad mes lankom, nežinau, gal 20-30 brigadų ir kiekvienoje situacija yra skirtinga, bet aš surenku tą visą informaciją ir apdoroju ir padarau kažkokį tai bendrą. Bet aš nenoriu pasakyti, kad visoje Ukrainai taip yra, ką aš dabar sakysiu. Taip, tai suvokiam, kad, reiškia, bendras planinis, metodinis mokymas vyksta taikos metu. O karo metu turbūt pagal savo poreikius ir galimybės ir rotacija didelė, kartais ir neužtenka. Tai kaip patogu ir komfortiška tai pasako? Tai kas liečia mokymo centrus, yra brigados, kurios turi savo mokymo centrus, turi stiprius instruktorius ir jie jos paėmė karius, jos apmoko, kad jie galėtų kariauti. Ir yra tokių mokymo centrų, kur paprasčiausiai, su kariais šnekėjau, su naujais atėjusiais į frontą, sakau, kiek jūs laiko, mes čia 2 savaitės, sakau, tai kaip paruošimas. Mes Žitomerė tenai 37 dienas miške pragulėjom, parašų daug pridėjom ant popierių, kad atsiskaitytų tą karininkiją, kad viskas buvo paruošta ir jos į frontą. Tai sakau, kaip suprast pagulėjo? Sako, instruktorius paima, nuveda į mišką, ten kažką tai papasakoja paviršutiniškai ir mes sėdim rūkom. Ir kai tu supranti, tau duotos 3-7 dienos, kad paruošti, tą karį jau tiesiai į mūšį, o tenai
jiem paprasčiausiai popieriais atsiskaityti, kad buvo mobilizuoti, buvo jie ruošti ir viskas. Kodėl? Kodėl yra tokia situacija? Va todėl, kad, kaip neseniai sakė mūsų iš fronto vienas karys, sako, dabar kariauja šachtininkai, baldininkai, mokytojai, o visą tą karininkiją, kuri 30 metų buvo kariuomeniai, gaudavo pinigus, jie visi dabar užnugarį. Kažkokias užima pareigas, jie moka kariauti, bet jie neina kariauti, o mes turim kariauti. O jie sėdi kažkur ir pas juos ta, labai sudėtinga tas tarp karininko, seržanto. Komunikacija? Jo, aš galvojau, kad jau 3 metai karo vis tiek turi tas kažkiek jau ne tai, kad susilyginti, bet jau ir viršyti tą, kad seržantas jisai, jis žymiai daugiau daro. Bet vis tiek yra padaliniuose, kur, seržantas yra niekas. Jisai karys, o aš karininkas. Aišku, čia ne visur ir ta situacija keičiasi, bet ne iki tokio lygio, kad po 3 metų jau žinai būtų tas. Tai va, tai... Ok, tai dabar sugrįžkim ne apie mobilizuotojų rengimą, o į dabartinius karus. Pats turi, kiekvieną kartą pasakoja grįžęs iš kelionių, visą laiką turi pasakojimą susitikimą su Algirdu, ne? Ir jūs kalbotės apie realijas, kokios yra čia ir dabar, tai jeigu galėtum pasidalinti ir su mumis, būčiau labai dėkingas. Čia plati tema. Nepaminėjau, kad aš dabar Saulės Milčių savanoris. Tai ir padedu Marijai. Tik dar daugiau garbės man turėtų patį pas save svečiuose. Jo, tai kai baigiau instruktoriauti, mūsų paprasčiausiai padalinys išvažiavo į frontą ir kaip ir baigėsi mano ta misija ir po to aš paprasčiausiai savo įsikėliau tokią sekančią misiją, kad aš važiuodama su savanorių organizacijom stengiuosi visada bendrauti su kariais, karininkais, imtinai iki bataliono vado ir rinkti visą tą informaciją, kaip keičiasi fronte ir grįžęs ir su brigados Geležinis Vilkas vadovybė ir su Algirdo bataliono ir vadovybė ir kariais aš bandau pristatyti, kas pas mus veikia, kas neveikia, ką reikia keisti, kokią situaciją tenai. Žvalgybiniam skyriui S2 visada mes susitinkam, pašnekam apie situaciją, kadangi, ką rodo Deep State'as, tai jisai ir vėluoja 2 savaitėm ir ne viską rodo. Tai va, turiu tokius su jais pokalbius ir karo pradžioj labai tokia buvo aktuali tema, tai vadavietės. Man po 1,5 metų teko jau, pasitikėjimą gavau, kur mane į vadavietę įleido batalioną ir aš tenai 2 paras prabuvau, pažiūrėjau, kaip jie dirba. Ir kokie yra skirtumai ir pas mus, ir pas juos. Ir aišku, mane labai nustebino, kadangi kai aš buvau, tai pas mus vadavietė į pilną žemėlapių, pilną skaidrių. Tenai viso to nėra. Paprasčiausiai monitoriai, kompiuteris, radio ryšio priemonė, keletas ir viskas. Ir darbas vyksta kompiuterizuotai. Ir tos vadavietės pas mus, kaip NATO, jos tokios didžiulės, su technika, viskas sustumta, kur, aš manau, mes neįvertindavom artilerijos to efekto. Tai va, ir... Aš tik tai paaiškinau, Gerai. Kad, reiškia, mes vienas kitą suprantam ne visą laiką ir ne visi mūsų žiūrovai. Yra
visi labai geri žmonės, bet ne visi galbūt įsigilinę į tą temą. Tai neįvertinti artilerijos aspekto, tai reiškia, kad mūsų vadavietės didžiulės su technika, iš tolo matomos, iš aukštai matomos ir labai gali greitai susilaukti raketos smūgio, nuo kurio ne visada gali apsisaugoti. Nes kaip karas parodė, tai niekas nėra apsaugotas nuo raketų smūgio praktiškai vat tokia realiai. Jo, tai tu mane pataisyk, nes aš pripratęs kariškiam, jiem iš karto Gerai, viskas. aš kaip iš paprastą civilį paatstovausiu. Tai va, nes yra ir tie žvalgybiniai dronai, pavyzdžiui, pas juos tie orlanai, tai jie ten... Pas rusus čia. Jo, pas rusus. Ten jie gali 60 valandų skraidyti iki 5 km aukščio ir ukrainiečiai paprasčiausiai mato. Mes vat atvažiuojam, yra planšetė ir visur yra ženkliukai. Kur orlanai, kur tie... Kur visa kita skraido. Gerai. Ir supranti, jie mato tą orlaną, bet tu negali jo pasiekti, tu negali jo numušti. Ir vat, O kas gali numušti orlaną? Šiaip, kas galėtų numušti orlaną? Galiu papasakoti, aš Chersone nemažai laiko praleidau, tai ten galiu pasakyti, ten labai stiprus yra dronistai ir stiprus kūrėjai. Jie paprasčiausiai prie drono sukūrė tokią patrankėlę, kuris įdeda kaip medžioklinio šautuvo. Gerai. Šratai? Šratai. Ir paprasčiausiai jie suseka orlaną, pakyla tas dronas, priskrenda tenai per 5 kokius metrus ir atlieka šūvį. Čia prasme, okay. Tai čia nuostabu, paprasto drono pagalba, Taip. Ne, jis pakyla į 5 kilometrus dronas. Ne, matai, orlanas gali pakilti iki 5 km, bet kadangi ir debesuotumas ir visa kita, jis nebūna. Jis manevruoja. Jo. Ir supranti, per trumpą laiką, gal per savaitę, jie ten numušė 10 orlanų. Ir tada orlanai nustojo skraidyti. Nes per tos pokalbių perihvatus. Jo, tai perimti rusų, reiškia, pokalbį, parodė, kad... Ir jie tenai, mes nesuprantam, kas darosi, ką daryti. Ir ką, ir dabar paprasčiausiai ant orlanų pradėjo statyti rebus, kurie neduoda priskristi iki tam tikro atstumo, kad galėtų atlikti šūvį. Bet tas rebas nepaslėpė orlaną nuo matymo? Ne. Jis paprasčiausiai tik tai kažkiek jį apsaugo. Okay. Ir ten tas žaidimas vyksta kas savaitę. Rebas naudoja energiją. Reiškia, orlano skrydžio laikas sutrumpėja. Jeigu jisai ten gali 60 valandų skraidyti, tai kas jam? Taip. Tai va, ir ten jie žaidžia, tiesiog kas savaitę, kas pirmas, kas sugalvos. Ir, pavyzdžiui, ten vat yra ryšių padalinys dronistų. Ir vadas iš jų reikalauja ne tai, kad jie mokėtų normaliai skraidyti, manevruoti. Jam karys turi kiekvieną dieną pateikti kažkokią tai idėją į priekį, ką galima būtų padaryti. Ir mačiau tą situaciją, grįžo toks jaunas ir vadas sako, šitas labai geras dronistas, bet jis nekuria. Ir jisai prie mane sako, jeigu per šią savaitę kažko nepadarysi, varysi į piechotą. Gerai, vadas darysiu. Ir supranti, ten, sako, mes negalim laukti, kada rusai kažką sugalvos. Mes turim į priekį jau sugalvoti, ką mes pirmi padarysim. Tai va, ten ta situacija labai keičiasi. Kalbėjom apie vadavietę. Kad vadavietė buvai, kad skirtumai čia. Taip iki orlanų daėjom. Jo. Tai vat, kad įsivaizduotų, yra televizoriaus ekranas ir ten yra 24 kvadratėliai, kiekvienam kvadratėlį kažkurio tai padalinio dronas. Ir kai praneša, kad kelių droną, įsijungia ekranas ir paprasčiausiai vaizdas matosi. Čia žvalgybinis dronas dažniausiai būna, ne? Tas, kuris Taip. rodo erdvę. Jo. Ir tas žvalgybinis dronas skraido, tada buvo naktis, pamatė tranšėją, kur 10
aš nežinau, šiaip tai vadina visus. Nu taip, Ir man sunku taip. persiorientuoti, nežinau kaip pasakyti. Vėlgi, taip, mes esam kitoj šalyje, kitoj visuomenėje, kitoj kažkur, bet aš tai linkęs daiktus vadinti tikraisiais vardais, ten kaip bebūtų, mes galim... Nes tu kaip pripranti, paskui galvoji, kaip pavadinti. Mes galėsim kažkaip pašlifuoti, ne, kad jautresniem ten, žinai dėl ko. Gerai, kad sapai va. Ne, nu tai galim ir vadinti, viskas yra tvarkoj, mes uždėsim bipsiukus, čia grinai yra tik tai dėl YouTube'as gali paskui užputot, dėl contribute ant hebros, tai o kaip kitaip dar vadinti? Tai supranti, vat matai. Jauskis, negalvok apie tai, kaip sakosi, taip ir kalbėk. Tai va, 10 ir paprasčiausiai ant ekrano viskas yra, ir koordinatės viskas, artilerijos karininkas tik tai davė skambutį, artilerija ir stebim, kur pataikė. Aha, praliotas, gerai pakoregavo ugnį. Aišku, jie pajautė, kad jau jos apšaudo, tai jie iš vienos tranšėjos pusės, visi kaip žasiukai į kitą pusę. Tada jau ant jų. Ir kad įsivaizduoti, dabar tas karas nėra kaip frontas, yra gynybinės linijos ir puolimo linijos. Paprasčiausiai ant ekrano yra miestelis ir sako, va šitam pastate yra šičia mūsiškiai, už mūsų vėl ir vyksta tas kompiuterinis žaidimas. Va tam pastate yra vadinasi artilerija, pradėjo juos šaudyti, jie pajautė, kad jau susekė. O iš kur jie ima tą informaciją, kas kur yra? Iš tų savų bišų, kurie tenai randasi? Ar iš tikrųjų, man visą laiką būdavo, kaip sakė, niekada nesusidūręs. Kaip ten iš tų šešėlių ar ten neaiškiai judančių žmonių suvokti, kai jie visi vienam kaimelėje, kurie savi, kurie nesavi? Ne, tai supranti, tas stebėjimas vyksta iki to, kada jie užeina. Supratau. Ir va dieną jau tu matai. Ir tada va buvo diena ir pajautė, kad jau juos susekė ir toj paguldys tą namą, jie greitai visi žąselę bėga į kitą namą. Tada iš karto informacija kulkosininkui, pas jūs ateina. Tik pradėjo eiti, tada pradėjo kulkosvaidis dirbti. Ir jie taip susimaišė ir už tą situaciją kontroliuoti fronte labai sunku, kadangi priešas gali būti ir už mūsų, ir prieš mus, ir va ten tokia mėsmalė. Netgi tose pastatuose, pirmam aukšte yra mūsų, antram trečiam vėl gali būti mūsų. Nu ten tokia mėsmalė, kad... O kaip tada mūšis mieste vykdomas? Nu, šičia irgi aš kalbėjausi su ukrainiečių karininkais. Nes jie irgi manęs visada klausinėjo, nu kaip pas jūs ir kaip pas mus. Tai aš sakau, kad jeigu yra mūšis mieste, tai ruošiamos gynybinės pozicijos, tenai tvirtinamos lubos, maišeliai, viskas. Nu tai sako, jeigu tik tai mes šūvį padarom, iškart privažiuoja tankas ir kala. Jeigu nepadarė kažko, tada artilerija jį suguldo. Tai sako, koks tikslas resursus tos naudoti, nes vis tiek, aš sakau, mes neįvertinam tos artilerijos. Nes ten, dabar va plius kabai. Yra pozicija, jie susekė, kad ten pozicija, numetė 2 kabus, ten nieko nėra. Ir už tai dabar jie taip greitai... Taip greit juda į priekį, jo. Ir dar reikia suprasti, kad Ukrainoje yra tas landšaftas. Sakom, tos pasatkės yra, kurios yra didžiulis laukas, pavyzdžiui, 2 km ant 2 laukas, iš šonų eina tos pasatkės. Juostos, tai vadinamosios. Juostos, jo, ten po 20 metrų gal apaugusiais medžiais. Ir visas mūšis vyksta tose juostose. Ir jeigu jie praeina pro tas juostas, iš karto tas gabalas jau jisai kaip ir raudonuoja. Aišku, kaip Marija sakė, dabar paskutinį kartą, kai buvom, tai taisyklių jau nėra. Viskas. Dabar ukrainiečiai ant išgyvenimo ribos, tai naudoja viską. Ir napalmą, ir degina, ir dujas, viską, ką ta ir ukrainiečiai. O kalbant apie kabus,
tai automatiškai loginė tokia išvada, oras yra labai, reiškia, kas lėktuvai ir ten prieš lėktuvinė gynyba. Ukrainiečiai neturi. Ne, jie taip arti fronto tikrai neturi ir tie F-16 jos paprasčiausiai ir labai saugo ir jie nėra tokio lygio perduoti jiem, kad galėtų galėtų nukalti kabus nešančius lėktuvus. Jo, manevrus. Aš ne analitikas apie tos F-16, mes kur važinėjom su tankistais, pėstininkais, artilerija, jie beveik nieko nežino, mes tik tai klausim, ar jūs matėt ar nematėt. Ir nieks nematė, vat Zaporižiai sakė, buvo atveju, kad ir matė jos, bet taip, kad vykdytų užduotis kažkokias. Ir mes klausim, ar va dabar gavot, ar jums palengvėjo? Sako nieko. Nebent tik tai pačioj Ukrainos toj vakariniai teritorijai, ten gal kažkokie vyksta. Aš kiek mačiau, kas buvo parodyta plačiai visuomeniai, tai turbūt per tą vieną iš tų didžiųjų apšaudimų, kaip F-16 naikino dronus ir raketas skrendančias į Ukrainą. Ir net ir vienas pilotas žuvo užduoties metu. Jo, ten jie sakė labai, labai gėda, nes, jie patys numušė saviškiai. Viešai dar nėra to patvirtinta, bet turbūt, kad tokios kalbos. Taip, čia tikrai mes patvirtinom, kad tikrai čia savi numušė. Okay. Tai va, dar galiu papasakoti apie Haimersus. Tai va, kaip pradžioj gavo jos, tai Ukrainos kariuomeniai buvo euforija. Jie galvojo, kad viskas, jie toj laimės. Nes keletas tų Haimersų tenai taip naikino visas tas bazės ir logistinius centrus, kad galvojo jau čia viskas, dabar į priekį tik eisim. Bet po kažkiek laiko irgi padarė kažkokius namų darbus ir kur buvo ten 100% pataikymai, paskui jau buvo iki 30% tik tai. Tai reiškia, čia yra daugiau darbas su turbūt koordinačių sistemų kažkokiais ribojimais, blokavimais. Jo, nes ir dar mums ukrainietis labai įdomiai pasakė, aš nelabai supratau, jie kažkaip tai pakelia žemę. Žemės pultą pakelia ir koordinatės nusimuša. Čia reiškia ta ana pusė, ne? Ne, čia mūsiškiai. Mūsiškiai? Jo, čia prie Zaporižės. Ir aš ten labai nesigilinau ir dar neįsiaiškinau, bet, įdomus toksai buvo. Sako, mes žemę pakeliam ir nusimušo koordinatės. Tai va, čia dažnai ateities planas man įsiaiškinti, ką jis ten turėjo omeny. Taip, kokie aspektai apskritai, ką reikia imti domėn, mums dabar besiruošiantiem ir besimokantiem, kas yra svarbu pagal, aš suprantu, kad po 2 savaičių, kaip sakai, daug kas gali keistis, bet jeigu kalbam čia ir dabar, kas yra svarbu, kokios pajėgos yra svarbiausios, kokie tų pajėgų akcentai yra svarbiausi, kaip jie dirba arba nedirba realiai fronte. Žinai, Lietuvoje visi ten rėkia, kad krašto apsauga nieko nedaro, arba ten mažai kažko perka, bairaktarai pradžioj pasirodė, kad dabar reikia pirkti, mums dronai pasirodė, reikia pirkti. Ir ką parodė, pradžioj, kol pidarai stovėjo, bairaktarai viskas gerai, dabar jie išvis neveiksmingi, didelis taikinys ir jų net nėra. Dronai prasidėjo, jie mutuoja, evoliucija ten vystosi, atsiranda rebai. Ir, su ukrainiečiai šnekėjom, vis tiek tie dronai baigsis, nes ir tie rebai baigsis, nes dabar tokio stiprumo daro, kad paprasčiausiai žmonės yra kenksmingi žmonėm. Sako, tokie rebai, kurie išdegina netgi priekį žemę. Tai sako, jo. Kaip radiolokacinės sistemos, nesakykime, jos irgi būdavo ten yra visiškai tos dideli radiolokatoriai.
Jeigu yra ten mirtina radiacija priešais juos. Tai jeigu mes būtume ir tų dronų prisipirkę, tų paprastų pradžioj karo, kurie dabar jau jie yra neveiksmingi, jau jie... Bet ar vykstant mūšiam čia ir dabar kartais kyla klausimas, kas yra svarbiau? Ar mūšis čia ir dabar, ar hipotetinė liga po kažkiek tai metų? Nėra tas kriterijus, kad nesvarbu, kas bus toliau. Ne, tikrai... Žmonės galvoja. Tai be abejo. Artilerija, tankai, pėstininkų svarba, kuri lyg ir buvo sumenkusi dėl dronų panaudos, taip vizualiai bent jau, monitorinant vėlgi socialiką visą. Ar taip iš tikrųjų yra, kaip tas karas vyksta? Nežinau, man, žinai, aš kai analitikas nepatinka prognozuoti. Ne apie prognozę, šnekam, paprasčiausiai... Kaip vyksta viskas čia ir dabar? Pavyzdžiui, jeigu būtų, aš taip įsivaizduoju, jeigu būtų dabar, pultų Lietuvą, tai paprasčiausiai kas būtų, jie įsiveržia kokiu 100-200 km į Lietuvą ir viskas, ir čia tampa poligonas, ir tų tankų, kur dabar panaudojimas technikos, labai maži atstumai pas mus. Pavyzdžiui, Kurske, kodėl gavosi ta operacija? Jinai buvo suplanuota, aišku, tenai su visokiais kriterijais ir neigiamais ir teigiamais, bet ten buvo panaudota labai daug technikos. Todėl, kad tenai nėra tokios išvystytos dronų ar tų padalinių, kurie galėtų naikinti. Todėl jie ten, kai davė, tai davė ir su visa technika ir viskas gerai. Aišku, tik tai dabar reikia suprasti, kad kurie užėmė tą teritoriją, nėra bendro gynybinės linijos bendros, kad nebūtų tarpai, pro kurios galėtų praeiti. Yra tie tarpai, ne? Yra tie tarpai ir ten yra didžiulio problema, todėl kad tenai pastoviai lenda DRG grupės. DRG tai yra tolimosios žvalgybos grupė, čia vėl ne profesionalam. Tai yra DRG, tai yra iš keleto žmonių sudaryta specialiai paruoštų žvalgų grupė, kurie vykdo arba kažkokią tai, reiškia, diversinę veiklą, arba žvalgybinę veiklą. Tai ir galiu pasakyti, labai daug žūsta ukrainiečių dėl tokių dalykų, nes jie paprasčiausiai praeina pro kažkokį tarpą, užeina ir žudo. Mums atrodo atsiuntė 9 nužudė ir dabar, sakė, rusai neima jokių belaisvių, kurie yra Kurske, ten galvas pjauna, nori įbauginti dar labiau. Tai ir, pavyzdžiui, su ta Kursko ateitim, tai aš neįsivaizduoju, nes ten kuo toliau to blogiau, nes ir patys ukrainiečiai sako, mūsų visą koloną sudaužė ir dabar važinėjasi NATO technika ir tokia biški gėda. Ir dėl to Kursko, tai kiek padaliniuose buvom, tai vieni pritarė, patenkinti, kiti nesupranta. Aišku, tie, kurie Pokrovske kariauja, tai dažniausiai nesupranta, sakom, blemba, čia žūsta, čia reikia mums palaikymo, o mes sugalvojame eiti Kurską. Kiti traktuoja, jeigu futbolą žaidži, tai geriau žaisti priešo teritorijai. Aišku, tas dalykas gal dėl derybų, kad tas dasidėtų. Čia jau yra didžioji politika, apie kurią mes nežinom, nei suprantam, ir turbūt ten, kaip sakant, čia antiek didelė politika, kad čia netgi ne vien tik tų dviejų šalių žmonės apie tai kalbasi, šnekasi ir sprendžia. Aš šneku, tai paprasti karininkai, ką jie galvoja. O koks yra karas, koks yra pėstininkų karas? Pėstininkų karas tai yra maži padaliniai. Maži padaliniai? Maži padaliniai, tai iki kiek žmonių? Daugiausiai 4. Nes jeigu tik tai daugiau, iš karto tu gausi artileriją. O maži padaliniai per menkavertis taikinys, kad į juos šaudyti artileriją? Jo, pasižiūrėk, kaip evoliucionuoja jie iš pradžių puldavo, kaip priklauso pas juos tenai, technika juda, kariai ir judėjimas toliau. Buvo jau taip sustatyta, kad 10 žmonių daro šturmą,
netgi ne šturmą, paprasčiausiai eina razvietka bojam, pradeda juos leisti, vadinasi krenta ir kasasi. Razvietka bojam, vėlgi aš labai paprastai čia, kad tai yra žvalgyba mūšių. Kai žmonės eina į žvalgybą susikauti, išsiaiškindami priešo ugnies taškus ir ten bando paskui įsikasti kuo arčiau. Tai va, iš jų lieka kokie 2 kariai. Jie kasasi. Kasasi tai ką? Apkasėlius kažkokius? Jo, jie ar kažkur pasislėpia? Randa duobutę ir kasasi, kad galėtų Ta duobutė turi kažkokius reikalavimus, nežinau. Aš čia pasakiau duobutę. Aš suprantu. Paprasčiausiai jie kasasi. Kažkiek įsikasė, kiša kastuvą, užriša baltą raištį, viskas laukia. Toliau eina 10 kiti. Jie daina, iki jų eina. Vėl kažkiek tai jų padeda, kažkiek pasilieka, vėl jie kasasi. Toliau. Ir va taip susirenka. Jie daėjo iki to kastuvo, reiškia, su vėliavėlė. Kiek daėjo, jie tada kyla ir eina, stengiasi dar toliau eiti. Jie tada susigrupuoja ten iki 10 žmonių, kai jau būna, tada kyla, toliau eina. Ir čia buvo, man atrodo, prie Chersono, va taip. Paskui vėl pas juos keitėsi. Po 2 žmonės eina, paprasčiausiai. 2 eina, išgyvena, neišgyvena, bet daėjo iki kažkur toliau kasasi. Kiti daeina vėl 2. O koks atstumas yra tarp abiejų kovojančių pusių, kai vyksta toks veiksmas? Tiesioginė, nežinau, tiesioginė ugnimi jie nepasiekiami yra, kad artileriją reikia naudoti. Matai, su ta tiesioginė... Supranti, kaip mum atrodydavo, kad ukrainiečių kariai rodo, iškelia virš apkaso ir paleidžia ugnį ir visi, blemba, kas čia per karys. Taip. O iš tikrųjų, tai, tokia situacija, kad dronai valdo visą tą mūšio lauką. Ryšį turi su to kariu jau vadai. Ir paprasčiausiai jie sėdi tranšai, laukia priešų. Pradeda priešas judėti, dajuda iki kažkokio taško ir jam praneša tokia kryptim, juda ten tiek priešo, reikia juos biškį paguldyti. Tai jis paprasčiausiai atidengia ugnį, pašaudo, tie krenta, tada atskrenda dronas ir jis ten jau jos gulinčius bando sunaikinti. Zbrosai tie vadinami. Jo. Ten tas karas toks, kaip žaidimas. Dabar paskutinių laikų. Dabar paskutinių laikų tai paprasčiausiai su civiliam mašinom. Susėda po 2, davaro iki kažkokio taško, kuriem reikia įsilaipinti ir skleidžiasi. Aišku, tą mašiną naikina, bet jau 2 kažkur sėdi. Dar atvažiuoja ir va taip su civiliam mašinom. O važiuoja civiliam mašiną irgi dar, tu galvoji, kas čia, ar čia... Taip. Nes galima jūs irgi važinėti su saulės miltim važiuojat, irgi važiuojat civilinę mašiną. Tai, yra mūšio laukas, bet vis tiek, psichologija ten keletas tų sekundžių, minučių vis tiek jam duoda kažkiek tai toliau davažiuoti. Ir tas pasiskleidimas ir paskui tu juos tenai medžioji su tais brosais. Tai va, ir ukrainiečiai, pavyzdžiui, iš šturmo eina. Tai 4 žmonės. Nes sako, jeigu tik tai daugiau, mus paprasčiausiai užmėtys artilerija ir viskas. Gerai, pėstininkai. Tada kaip kariauja šarvuotojų technika, kas irgi atrodo šiais laikais, ypač labai daug medijų, kaip sakant, žurnalistam reikia kažką rodyti, tai labai mėgsta rodyti, kaip yra naikinama pastovi šarvuota technika abiejose pusėse ir kartais susidaro įspūdis, kad, būt tankistų, tai ten toks, kaip seniau kulkosvaidininkus vadindavo vienos dienos profesija, tai tankistai irgi atrodytų, kad labai panašu. Ar taip ir yra, ar šarvuota, kam jinai reikalinga, veiksminga jinai ir kaip jinai kariauja? Šarvuotos technikos aš ten priekinėse pozicijose tai niekad nematęs. Jos yra atitrauktos kažkur iki 7, iki 10 km, ten aišku pagal situaciją. Bet atitraukta ir yra užmaskuota.
Šiaip mes pas tankistus va pusę metų važinėjom ir aš galiu pasakyti, kad iš jų buvo vienas tankas tik tai pamuštas, 2 tankai pamušti, vieną pamušė, o kitą dar parsitempė, ukrainiečiai dar remontavo. Tai, kad ten tuose medijose rodo, kad ten ta technika pastoviai sprogdinama, nu, ta visa informacija buvo prikaupta ir ją pabiški metą. Supratau. O pas ukrainiečius nėra taip daug naikinama, todėl kad jinai yra atitraukta. Nes dabar jie gynyboje. Bet kai jinai atitraukta, jinai dirba kažkokį darbą? Nu, vat, tankai, jie yra užmaskuoti, gauna kažkokias koordinatės, kažkokią užduotį, kažkur nulėkė, padarė porą šūvių ir atgal jie. Parvažiuoja. Ne? Jo. Tanko, kad čia žmonėm labiau reiškia, tanko šūvio ilgis, koksai yra? 2 kilometrai. 2 kilometrai. Jo. Ne? Jis įgavo koordinatės, kur ten randasi. Dažniausiai tankai naudojami prieš tokius pačius tankus? Ar tai gali būti tiesiog ir tas pats didesnis negu 4 karių susikaupimo taškas? Ne, čia ukrainiečiai tokios neturi, kaip čia roskaš. Prabangos. Prabangos. Ir pabrangos irgi. jo. Nes labai pabranga yra. Tai jie tik tai, jeigu gauna kažkokį tikslinį taikinį, ar tai gali būti pastatas kažkoks, kuris įkūręs tenai, ar kulkosvaidis, gali būti ir technika. Nu, taip, kad tankas prieš tanką aš kažkaip nelabai girdėjau iš ukrainiečių, kad pasakotų. Bet, nu, aišku, gal ir yra. Nu, vat, pavyzdžiui, tie prieštankiniai, vat, pas rusus yra ne torsai, o turai. Tai vat, bet pas ukrainiečius irgi yra aptūrai. Jo, yra, bet, nu, ką aš norėjau pasakyti, kad, sako, nu, ten yra tokie profesionalai, kad iš 4 kilų pataiko į BMP, važiuojančią. Ir aplamai apie tos rusų karius, tai, nu, labai erzina ukrainiečius, kad, tipo, kariaujat prieš kažkokius tai lochus ir, sakė, jie kariauja labai gerai, aišku, yra tie mobikai, tai čia kaip ir visur, bet, nu, jie irgi mokosi ir kūrė ir labai yra ir tie patriotiški, jie paprasčiausiai nepasiduoda, o nusišauna. Čia va dar Marija minėjo, va dėl tos taktikos. Tai mes kai buvo tas Vovčiansko aktyvus puolimas, ir tenai buvom susitikę su padaliniu Liūt, kurie grįžo ką tik iš to ruožo ir iš 300 ten jų tik 17 grįžo. Ir jie man išmetė video, parodė video, kaip vyksta puolimas tarp pastatų. Eina 3 bet pagal ėjimą matosi, kad ten mobikai. Ir jie paprasčiausiai eina. Už jų eina kažkur 4 kiti, jau matosi jau tokie profesionalus. O kom skiriasi mobiko ėjimas nuo profesionalo ėjimo? Grubiai. Nu, tiesiog įdomu. Taktiškas ėjimas, ginklo laikymas, pozicijų priėmimas. Ir kur tu eini kaip... Tai tie pirmi 3 eina vidurių gatvės, o kiti juda pasieniais? Jo, nes jie eina į priekį žvalgo ir rodo, kaip ukrainiečiai jos padeda, viskas, tie pamatė, iš kur šaudo, iš karto kovinė grandis ir pradeda to pastato šturmą. Ir visa tai buvo nufilmuota labai, kaip vadovėlį, kaip turi būti. Tai va, irgi vienas iš principų, kaip jie vykdo tos puolimus. Kasimą papas pagrindinis dalykas. Kasimas, kai ukrainiečiai sako, irgi nori gyventi, tai ten pas juos kasimasis, tai jie net nesupranta, kaip taip įmanoma. Per naktį jie pasatkiai išsikasė tranšėją būriui. Paprasčiausiai net nematė, kaip jie ten užėjo, nes buvo ir lietus, ir vėjas. Ir sako, mes ryte, kai sako,
gynybinės būrio pozicijos iškastos. Prie Bachmuto, kai Bachmuto puolimas buvo, tai viena grupė tų pasikasė pro 9 aukštų namą, po pamatais. Kiti prasikasė pro asfaltuotą normalų kelią. Kad praeiti į priekį. Taip, kad nereikėtų per kelią eiti. Nu, jie tenai kasasi. Nu, kaip sakė, pas juos yra kasėjai, kurie jie neturi net ginklo. Pas juos yra tik tai kastuvas. Ir jie labai gerai moka kastis. Tai va, yra vieni kasėjai, kiti ant mėsos, o kiti jau dirba kaip turi būti. Jo, yra didelė klaida ir galbūt ta tokia, čia gal ypatingai visuomeniai, kuri nekariauja šiuo metu, ne ukrainiečių, mūsų pusėje, kad ten neturi šautuvo, kastuvas, šiaip tai visai pulsaus ir visai nesinori nei juoktis, nei ką, nes tai... Jeigu tu geras kasėjas, tai im kastuvą. Jie ir padaro paskui taip, kad krenta miestai, tam tikrą dalimi. Ir iš to tyčiotis, reikia būti kvailam, reikia būti tokiam... O kalbant apie, žinant, kad jie kasasi, žinant, kad jie, reiškia, naudoja kažkokius apėjimus, ukrainiečiai, O ukrainiečiai, įdomus buvo pokalbis irgi čia paskutinį kartą, su vadu kalbėjomės, tie nauji mobilizuoti, kaip čia, ta motyvacija, sako, kokia motyvacija? Tu nusinti jos į pozicijas. Tenai tos pozicijos pastoviai subombarduotos, jas reikia atkurti, kad galėtum apsisaugoti. Ateini jam pasakai, kasatės, kol dar nėra bombardavimo. Jo, gerai, kasimės. Ateini už valandos, nieko ten nepasikasi. Gerai, prasidėjo artilerinis apšaudimas, labai greit išsikasi. Bet pas juos... Bet problema turbūt yra tai, kad jeigu karys, pavadinkim, apšaudytas, kariavęs, jisai suvokė, jam jo turbūt net jam ir aiškinti nereikia ir motyvuoti. O naujokai, kol jie savo tos dozės negaus karo... Greičiausiai, nes kaip ir mes mokėm mobilizuotus, visada akcentavo ir kiti instruktoriai, kad nereikia grūstis vienoj vietoj, nereikia rūkyti irgi grupeliai. Ir kas gavosi, ten pirmi, kur išvažiavo, tai batalionas gavo apšaudimą ir pusė jų tenai žuvo. Todėl, kad atvažiavo visi, reikia paskambinti tėvam, žmonom, kad čia viskas gerai. Ir labai didelis tas spindulys gavosi ir parėjo. Kiti tik tai laisvą valandėlę susibūrė, rūko ir šnekasi. Ir vėl išduodi tą, pas juos tą šviesos maskuotę, veido maskuotę. Mes tiesiog jau juokingai kiekvieną kartą ir kiekvienam padalinyje mes juos provokuojam. Sakau, kodėl nenaudojat jūs maskavimo dažų? Ir ant manęs taip visi puola, jūs čia NATO, čia jūs Rembo. Ir kai tu bandai jam paaiškinti, jeigu karys eina į šturmą ir jam yra 2 procentai, kad jis gali išgyventi, kad to feiso jo nepamatytų, kai vyksta kontaktas į kontaktą, nes jie, taigi dronai viską mato. Tai sakau, dronai gerai, bet jeigu tu kontaktuoji su priešu, Veidas į veidą dabar čia iš už medžio. Ir arba tu pamatysi, arba nepamatysi. Taip, ir tu gali pamatyti ir tą nudės. Bet ten sunku. Bet su Krakenu, tai ten, ten jau rimti vyrai, aš ten užsiminė. Krakenas yra, aš žinau, bet kas yra Krakenas? Krakenas padalinys, kuris, jisai turi savo mokymo bazę. Jisai ten buvo susikūręs, nežinau, kada 2014 ar prieš šitą karą, kuris gynė Charkovą. Ir ten toksai spec padalinys. Ir yra daug atvykusių iš NATO šalių, ne tai kad NATO, bet ukrainiečiai, kurie... Prieš tai gyveno ne Ukrainoje. Jo. Ir Lenkų buvo, bet tu supranti, kad ten jau kariai, man labai buvo su jais lengva bendrauti, todėl kad mes bendravom tą pačią kalbą, kaip ir NATO.
Tai vat, su jais tik pradėjai šnekėti, viskas, aišku, taip, maskuotė yra ir garsai. Ir... Kokios pagrindinės procedūros, kurias vat, jie arba pažangesnė, reiškia, vėlgi, gal negražu sakyti, pažangesnė, reiškia, ką jie naudoja, pasiėmė, pradedant nuo, nežinau, kovinio įsakymo rengimą turėjo ukrainiečiai ir neturėjo? Na, tai tu pats ir atsakėjai. Kodėl va, tie spec padaliniai, Krakenas, kiti, kodėl jie tokie stiprus? Todėl, kad jie gauna užduotį, analizuoja, ruošiasi, kovinių įsakymas, treniruotė ir jie vykdo. Jie ir karių saugo, ir visas tas procedūras atlieka. Kiti padaliniai, aš pastoviai einu ir klausinėju, kaip pas jūs kovinis įsakymas. Koks kovinis įsakymas, mums prieš valandą duoda, reikia tas tranšėjas paimti, viskas. Mes tik tai pasižiūrėjom su dronu ir viskas, ir vykdom tą užduotį. Ir kad bataliono vadas gauna kovinį įsakymą, taip, aš matęs, kai buvau vadavietėj, ateina 2 lapų, ten vienas yra mūšio įsakymas, kitas aprūpinimo. Ten, labai aš ten negavau pasigilinti, bet buvo tas. Bet kas eina į apačią, tai aš niekur nemačiau, kad kažkoks tai būtų įsakymas. Ir aš jam bandau šnekėti, kad tu duodamas kariui įsakymą, duodamas visą informaciją, tu, jam kaip išsaugai ir gyvybę, kai žmogus žino, ką jis turi daryti, vienu atveju, kitu, kaip ir kovinio įsakymo metu. O dabar, kai surenka, viskas, mes einam tenai ir puolam. Ir tada, kai kas nors atsitinka, nieks nežino, ką reikia daryti toliau? Taip. Aišku, yra pas juos šturmo brigados, šturmo būriai, kurie tam ruošiasi. Pavyzdžiui, pas mus, kai Marija klausė, kodėl pas mus nėra šturmo būrių? Dėl sakau, kad pas mus kiekvienas karys gali atlikti ir gynybą, ir šturmą, jis yra tam mokytas. Pas juos didesnė kariuomenė, jie turi tokių galimybių turėti šturmo padalinius. Ir iš dalies gal tie šturmo padaliniai, jie treniruojasi, jie irgi žino tas, kaip čia pasakyti, tos standartus ir tais standartais naudojasi. Kažkiek tai ir atmeta tą, kad reikalingas kovinis įsakymas. Pagal jų tą mąstymą. Bet kiek aš esu mokytas, ko karys daugiau žino, to jisai yra vertingesnis ir gali daugiau išgyventi. Bet ten pėstininkose tai iš vis ten sunku. Ten tos ugnies kortelės, kam mes reikalingos. Taip, dabar kai tas mūšiai taip vyksta, tiesiog malasi ten vienas su kitu, vienas užima, kitas atmuša, vėl užima. Nežinau, sunku. Kai aš nuvažiavau į tą Ukrainą, aš supratau, kad taikos metu ruoštis karui yra viena, o karas yra visai kas kita. Ir todėl tie mano bendražygiai visada mane supranta. Nes ten, jūs su Marija šnekėjo, ar gali kariuomenė tos praradimus atstatyti? Neįmanoma. Tu įsivaizduokit tenai, dabar kai stumėsi, tai ten viskas prarandama. Ir kad aprūpinti iš karto, tai čia kiek reikia resursų, kiek reikia pinigų, kiek reikia turėti būti pasiruošus. Tai aš dabar įsivaizduoju, jeigu prasidėtų pas mus karas, pirmiausia būtų artileriniai apšaudymai, viskas lyginama, visos bazės. Kiek mes prarandam, paskui prasideda mūšiai ir kiek mes to papildymo galim gauti. Kiek tų vilkų subombardavo, kas toliau. Čia toks... Toliau didysis planas, nes mes priklausom NATO. Taip, čia toliau aišku mums padės. Taip, bus visaip ir visokių, tikėkime, kad nebus, bet tai bus faktas, kad išmoksim tai, ko net turbūt negalvojom, kad galim išmokti.
Bet pirmiausia, ką turim daryti, tai turbūt turėdami smegenis patys svarbiausia žmogaus organam mokytis. Negražu, nefaina, nesinori ir kažkaip, bet mokytis iš tų žmonių, kurie šiandien gindami savo laisvę, tas pamokas mums gali suteikti. Ir ką dar galim, tokį gal pabaigai, mūsų pokalbio pabaigai, kad galim suteikti, ne tik paimti iš jų pamokas, bet dar suteikti jiem paramą. Pats esi Saulės Smilčių savanoris dabar, ne? Ir jūs keliaujat dažnai į Ukrainą ir vežate tenai paramą. Prieš tai laidoje mes kalbėjom su Marija konkrečiai apie Saulės Smiltis, o trumpai paklausti tavęs, kodėl tu nusprendei prisidėti prie būtent Marijos kompanijos ir kaip tu viską matai ir kokius tavo akimis žvelgiant reiškia, ko reikėtų ir kuom žmonės galėtų jum ir Ukrainai padėti per jūsų rankomis. Kaip aš sakau, paprasčiausiai aš esu atsargos karys, aš niekam nepriklausau, aš galiu daryti, ką noriu ir aš pasirinkau tą organizaciją, tą žmogų per tos 3 metus, kur pamačiau, kur, realiai mes galim kartu dirbti ir realiai kažką tai padaryti, nes, mes diskutuodami, vienas kitą papildami, radom tą, kad mes tikrai galim, rimtai atlikti darbą. Ir galiu pasakyti, mūsų pradžia irgi buvo biški kitokia, aš mąsčiau vienaip, jinai kitaip. Ir paskui laikas viską sudėliojo, su karių bendravimais sudėliojo, ką mes tikrai turim daryti. Ir noriu tikrai padėkoti prieš važiavimą paskutinį, tai tokia buvo kritinė situacija fronte su elektronika, generatoriais, bankais. Tai aš pirmą kartą nuvažiavęs į Algirdo batalioną paprašiau, gal gali kažkokią paramą sumesti, nes tikrai buvo kritinė situacija ir Algirdas tikrai mums padėjo, mes labai už surinktus pinigus nupirkom rimtų dalykų. Tai o prieš kiekvieną važiavimą mes tada susisiekėm su jau padalinių vadais, su tais kariais, kuriais bendraujam ir konkrečiai klausėm, ko reikia ir dirbam ant to, kad mes atvažiavę pas juos duodam produktą, kurio jam reikia. O ne tai, kai anksčiau atvažiuojam ir duodam ir aš matau iš veido, kad gerai, tegu būna, gal reikės, bet dabar ne. Tai mašinas, man sufleruoja mašinas. Tai Duokit mašiną. Duokit siaurą mašiną, kurių jums nebereikia. Jo, iš tikrųjų, tai aš manau, kad keista paprastiem žmonėm. Duodam tų mašinų, kur tos mašinos. O mašinos paprasčiausiai dabar, kai vyksta aktyvi ta fazė, tie puolimai, tai reikia suprasti, kad tu pikapą nuvarėjai, jisai gali gyventi ir savaitę, ir 2, jis gali gyventi ir 1 dieną. Nes kovinė technika, šarvuota, jinai iki padalinių negali davažiuoti. Nes kur vyksta mūšiai, jeigu tik tai pasirodo šarvuota technika, jie iš karto sunaikina. Čia jau be klausimų. Tie pikapai, ten tie vairuotojai, ten tokie žmonės, ten gaila, kad video nedaug yra, ir per duobės, jie turi greit nuvažiuoti, išmest BK ir pasiimti sužeistosius ir vėl atgal grįžti. Tai ten važiavimas, nežinau, gal 2-3 savaitės ir viskas. Tos mašinos ne tai, kad susprogdina, jos fiziškai nelieka, nes kad įsigelbėti turi ten spaus gazas dugną. Duobės. Taip, kelmai ten, tu turi išsaugoti gyvybę, todėl tos mašinos ir eina. Ir dar kai jūs kalbėjote apie tą 3 kabus, kai numetė į mokyklą, tai mes dar nepakalbėjom apie tos ukrainiečius, apie tos ždūnai, kurie laukia rusų. Tai
suprantat, tokią situaciją tu nuvažiuoji į frontą ir nuo fronto tie kariai, kurie ilsisi tenai iki 10 km, jie nieks nevaikšto su uniformom. Jie vaikšto su civiliais rūbais, nes yra toksai nurodymas. Nes jeigu tik tai kažkokiam name pamatė uniformuotą, iš karto tie ždunai pranešinėja koordinatės, tai vat kaip ir buvo su ta mokykla, kaip šnekėjo tas karys, tas sargas jisai buvo su karinė uniforma. Ir kažkas pamatė, pranešė ir subombardavo. Ir kai tu atvažiuoji tenai pas karius ir norisi padaryti nuotraukas, kad atvežėm, tiem donoram parodyti, kad tikrai mes pristatėm, o jie visi su treningais, su džinsais, pusnogiai, tada, reikia apsirengę, kad nors kažkiek tai atrodytų, bet ten, vaizdo to išvis nėra tokio gražaus. Tu savo šaly, savos kariuomenės, tu bijai nešioti uniformą. Tu bijai kalbėti garsiai. Jeigu mes į kiemą išeinam, mes visi patiliukai šnekam, nes kaimynai iš vienos kitos pusės ten jie neaiškus. Kaip jie gauna namų iš tylos. Tai čia jo ir... čia turbūt visi žino, kad jau kariai nuomojasi ir butus, ir tos namus. Ir vadavietė, jeigu nori tu vadavietę turėti, turi išsinuomoti kažkokį namuką. Ir tos kainos kyla. Tai toks kartais surrealistinis šitas, nes daugelis žmonių įsivaizduoja, karas vyksta, ten nieks nieko nenumoja, ten tiesiog vyksta, o vis tiek yra tas pasaulis, ne, kur... Yra ir toks pasaulis, kad mes prie Limano, kur buvom, tu supranti, reikia tranšėjas perdengimus daryti. Ten miškinga vietovė. Savivaldybė, ne, jūs negalit, kadangi čia yra regioninis parkas, negalima nei vieno medžio išpjauti. Bet supranti, visi bijo pjauti, nes sako, po karo bus šakės, mane pasodins. Supranti, vat. Kurio tu? Bet, tai kur sveikas protas? Ta prasme, kad po karo gali nebebūt ką sodinti, jeigu tu šiandien nenupjausi tų keletą medžių. Ir supranti, sako, mes tenai vedam dėrybas, kad gautos medienos, užleido gradus, sudegė kažkoks plotas miško ir viskas. Taip. Tai sako, būtume nors panaudoję. Taip. Viena vieta, kur iš aptasų keliasi į namus, tai jų problema. Jo, čia karo pradžioj labai tas buvo, tranšėjos, blindažai ir ten gyvendavo. Vat, mūsų zeničkai, jie gyveno tenai 1,5 metų, sakė. Bet dabar jau to nėra, nes neįmanoma, kadangi pelės. Vadinasi, ne tai, kad 50. Vat kai mums pasako, prisipirkos pastų, galvoju išgaudys, sako, naktį išeinu su tepliku to, ten sako, jūra pelių ir sako, tada viskas, metėm tos gaudimus, nes neįmanoma. O problema tame, kad viską graužia. Laidus, aparatūrą gadina, tu belia kur įkišk vis tiek įlys ir sugadins. Tai va ten buvo aerorazvietka ir sakė, įsikraustėm, nes neįmanoma. Įranga po kiekvienos nakties reikia kažką taisyti. Tai aišku, veikia abiejose pusėse. Aš manau, taip. Jo, bet vat pelės iš toks tos faktorius, pusės nesiskundė. Kur kažkas tai ir nėra tokio, kur civiliam parduodama, reiškia, į rozetę įkiši ultragarsinė. Ne, sakė, aš kai pasižiūrėjau, kai pamačiau naktį, kiek ten jų yra, tai nesupratom, kad čia beviltiška. Kiek daug veidų, kiek daug niuansų, kiek daug visko. Aš noriu paprašyti, jeigu jum tiek Marijai, tiek tau rasis galimybės ir noro, karts nuo karto po savo didelių, reiškia, kelionių, kaip keliaujate į Algirdo batalioną, tai suktelt, steptelt, čia vėlgi, gal ne visai pakeliui, bet ties šiąją vietą ir pasidalinti aktualiomis naujienomis, nes
aš esu įstikinęs, kad didžioji dalis mūsų, būtent šito kontribį žiūrėtojų, yra tie, kurie mokosi žmonės, kurie nori girdėti ir jiem įdomiausias yra ne karo turizmo, o aktualios pamokos, kurias galima perimti, arba tikrieji poreikiai, kurio galima padėti. Tai būčiau labai dėkingas. O šiaip, Hebra, jums noriu pasakyti, kad taip, viskas yra suprantama, 3 metai karo nuovargio daro savo, bet mes turbūt čia ir kontribį yra ta atrankos kriterijus, kuris mūsų surenka į vieną krūvą ir tie keli eurai per mėnesį, kurie yra aukojami bendram šitam visam dalykui ir yra galbūt mažas, bet vėlgi toks atrankos, reiškia, būdas susirinkti tiem, kuriem yra ne tas pats ir svarbu. Ir 3 metai nuovargio yra, bet 3 metai nuovargio tikrai nesustabdys mūsų pasiryžimo ir toliau būti tai žmonėmis, kurie yra žmonės ir kuriems šviesa yra svarbesnė už tamsą. Tai labai ačiū. Labai ačiū už šiandien apsilankymą. Labai ačiū Marijai ir Arūnai už tai, kad ateityje įpareigoju. Labai ačiū už jūsų darbus. Jūs net patys turbūt žinodami ir yra jums sakę, kiek jūs svarbus ir geri žmonės esat, bet jūs net neįsivaizduojat, kiek iš tikrųjų taip yra. Labai ačiū jums, kad žiūrite, prisėdate, nepavargsiu to kartot. Ir iki sekančių kartų. Na. Sudie. Bis. Многие спрашивают, куда деваются ваши машины. Мы же передаем много. Вот они, блядь, наши машины. И пацаны там тоже наши. Не тяни. Постріл!